Antaną Tenį aš pirmą kartą tikriausiai pamačiau prieš kokius, dabar galvoju, 37-35 metus. Tada jį mačiau vaiko akim ir mačiau kaip vadovą. Nuoširdumas, paprastumas, išmintis, profesinė patirtis, diplomatija – tokios yra Antano savybės, kurios leidžia ne tik nuosekliai dirbti, bet ir nuoširdžiai bendrauti. Iš tikrųjų arti mačiau tą politinį gyvenimą, kuriame jis maišys tą aktyvų meravimo laikotarpį 2 kadencijų. Gebėjimas tikriausiai parodyti ir pateikti save kitiems su rezultatu, šitą turime ne kiekvienas. Tai nebuvo darbai, kad kažkokie toks mažutis, smulkus, tai buvo darbas strategiškai žvelgiant į priekį. Ir iš tikrųjų tai tikriausiai žmonės veža, kaip sako. Tu gyveni ne tik savo. Bočius yra geras žmogus, galima sakyti, iš didžiosios raidės. Šis apdovanojimas mūsų rajonui, manau, reiškia tai, kad kiekvienas svarbus darbas, nuoširdus, atsakingas darbas įgyja tam tikrą vertę, tam tikrą prasmę, kuri anksčiau ir vėliau yra pastebėta ir įvertinta. Todėl manau, kad įkvepia mūsų gyventojus, mūsų žmonės dirbti atsakingai, stengtis dėl savo rajono. Kiekvienas nuoširdžiai dirbamas darbas anksčiau ar vėliau sulaukia įvertinimo. Aš užaugęs norėčiau būti toks pat kaip Bočius, geras, padedantis žmonėms, sąžiningas.